Laida remiama Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo. Sveiki gyvi, mėly Extra FM radio stoties klausytojai, beigi mūsų žiūrovai YouTube platformoje, Facebook platybėse arba extrafm.lt interneto svetainėje. Tradiciškai mes kiekvieną trečiadienį sutinkame radio eteryje, o kitu metu, jeigu mus žiūrite, tai gali būti ir labas vakaras arba kitas paros metas ir mes tikrai tam neprieštarausime, nes mūsų laidos temos visą laiką žurnalistų namuose susijęs su tuo, kas viešoje erdvėje aptarinėjama, dėl ko kaunasi politikai, visuomenės veikėjai arba šiaip Facebooko burbulų riteriai. Šį kartą su mūsų svečiu kalbėsimės apie tai, kaip galime arba kaip turėtume arba kaip norėtume įprasminti svarbius žmonės, reiškinius, daiktus savo viešos erdvėse, savo viešam gyvenime, statydami paminklus, kurdami atminimo ženklus ir kaip turėtume gyventi su tais ženklais, kurie ateina iš praeities. Kalbėsime su žmogum, kuris šiaip gyvenime dabar dažniausiai pažįstamas kaip daiktų istorijų televizijos laidos ir veidas ir kalbėtojas, bet man atrodo Saulių Pilinkų geriau būtų pristatyti kaip žmogų, kuris daiktus ne tik eteryje yra kolekcionavęs, matęs ir pasakos ir žmonės, bet Saulių Pilinkų kaip menotyrininką, kaip Vilniaus miesto, turbūt tikrą Vilnietį, turbūt taip, nes Vilniaus miesto yra gyventojai įvairūs, yra Vilniečiai. Saulių Pilinkų reikėtų pristatyti, matyti kaip Užupio Respublikos, čia Vilniuje esančios, bet visam pasaulyje veikiančios Užupio Respublikos viena kūrėjų. Ir dar turbūt reikia priminti, kad Saulius Pilinkus Izraelyje dirbęs kultūros atašė. Tai Sauliau, čia turbūt ne viskas. Ir ačiū Dievui, kad ne viskas. Rotušė ir taip toliau. Kolekcininkas Sauliau, aš tiesiog daiktus specialiai paminėjau ir žmonės, nes paminklai kaip daiktai pastaruoju metu tapo erdvėje ne tik dėl Justino Marcinkevičiaus. Basanavičiaus paminklą ieškojom, kur dėti. Apskritai paminklų tema, jinai tau šiaip suprantama, kas man vyksta? ne tik suprantama, labai artima. Man padarė įspūdį, mielas Dainiau, kad nepaminėjai, kad vienas iš paminklo Frenkui Zapai statytojų, vienas iš paminklo Džonui Lennonui statytojų, Lituanikos sparno ir ten jų yra dar Bet Franko Zapos paminklą bijau dar kokias lies, nes čia dėl Marcinkevičiaus nesutarim. Aš bijau, kad gali revizuoti kas nors, kodėl Frankui Zapai paminklas buvo pastatytas. Matot, turėčiau iš karto ir aš, ir mano bičiulis Saulius Paukštys, ir tas mistinis mūsų klubas, apie kurį vis tiek visi viską žino, nes jau ir knygelė išleista, ir keletas leidimų buvo, ir į anglų kalbą jinai išversta, ir amerikiečiai turintis brolį dvynį Franko Zapos, tokio palydalo Baltimorė, irgi tą žino. Tie debatai prasidėjo vis dar sunku pasakyti, kad 1994 ir pasibaigė 1995 metų gruodžio 11, labai pažįstami. Nieks nepasikeitė. Nei bendravimo būdas, nei emocijų gausa, nei bandymas įsiaiškinti, čia tarsi cituoju savo amžinatilsį bičiulį Vytautą Kalinauską, jis tokiu pavadinimu parodą turėjo vieną dėją paskutiniųjų savo. Kodėl tam asmeniui, kodėl šitai asmenybei, su visais tais pasakymais, kaip mes čia prastai save pateikiame pasauliui, kokie mes esam kvaili, kokie... Žodžiu, šitie dalykai jau yra mano patirtoji praeitis. Tai tiesą sakant, debatai ir diskusijos net nelabai jaudina mane šitas. Bet kitus jaudina, politikus jaudina... Manau, kad tai yra daugiau konjunktūriniai dalykai, nes visada ir mūsų šalyje tai buvo, ir visada buvo kitose šalyse, kurios yra, atsiprašau, nuskambėsiu žūliai, neteisingas terminas, bet man jis patinkantis, sąlyginai jaunos kultūros šalis. Sąlyginai trumpos istorinės atminties šalis. Ne tautos, šalis, pabrėžiu. Šalis. Tūkstantmetisgi buvo mūsų minėtas. Tūkstantmetis, kad kaip mes buvome paminėti. Ir dauguma mūsų, ir ne todėl, kad mes esam valstiečių, ainiai, nesugebėję mūsų protėviai išsaugoti tos, vadinkime, aukštosios klasės, kuri mūsų laikais, akivaizdu, nėra jokia visos kitos visuomenės dalis priešė ar nežinau, išnaudotoja. Daugybę dalykų mes iš tikrųjų papūgiškai kartuojam, nesigilinama kai kurios dalykus. Čia lygiai taip pat kaip šiandieną beveik kiekvienas mūsų esame Rusijos karo prieš Ukrainą ekspertai ir turim
strateginių pasiūlymų, kaip tą karą būtų galima įveikti. Ir turime taktinių įvairių pamastymų. Ir paaugliai, kurie to domisi, ir jaunuoliai, studijuojantis, ir žmonės pabaigę savo darbo karjerą ir aktyviai dirbantys savo srityse ir įvairių lyčių, ir įvairaus išsilavinimo. Tai yra matyti tokių gyvenimo veiklos apmąstymų sričių, kuriuose visi yra ekspertai tarsi išsprūdo, kad kuriuose tose srityse yra daugybė aspektų ir kiekvienas savo gali surasti nišą ir kiekvienas gali turėti nuomonę. Manau, kad labai daug kas pasikeitė nuo jau minėtųjų tolimųjų 1995-ųjų. Mes turime daugiau techninių galimybių ir įvairiausių priemonių reikšti savo mintis, pamąstymus, pamatuotus ar ne, argumentuotus ar ne, emocijas, tikras ar suvaidintas. Mes esam normalioje studijoje. O kiek yra studijų, manau, kad 10 000, iš kurių transliuoja transliuotojai ir niekas jiems to, apie draudimus net kalbos negali būti, niekas net pasiūlyti jiems to nedaryti negali. Gal jisai turi tuos, man net nesiverčia liežuvis pasakyti lietuviškai, bet kita kalba irgi kvailai nuskambės. Bet labiau tinka šitoje situacijoje irgi, mano požiūriu, patpiščikų. Turi 10-12 žmonių, gal tai šeimos nariai, gal tai gatvės gyventojai, gal tai miesto ar miestelio, nežinau. Tūkstančiai. Tai ir žmogus tas transliuoja, ir jisai turi nuomonę. Kitas žmogus kažkokiu būdu tą nuomonę gali pasigauti ir naudoti kaip argumentą. Vartoti kaip ir bolševikiniais laikais tas pačias sąvokas, visuomenė, bendruomenė, tauta, labai visokie. Bolševikiniai dalykai tiek pačiam irgi matosi, kad tai nėra, žiūrėk, aš paklausiu paprasčiau. Daug kas sako, kad tai liberalios demokratijos išraiška, taip diskutuoti dėl paminklų, dėl ženklų, nes, taip sakant, nėra hegemonijos kokios nors vienos, taip sakant, idėjos. Bet kita vertus labai matosi, kad politikai vieni pirmųjų turbūt, kurie pasisavina, kaip čia, sprendimus, dar jiems neįsisiubavus. Betgi akivaizdu, ypač matosi tiems, mums, nežinau, manau, kad pavyko, kad esame laisvos šalies laisvi piliečiai, bet labai pavyko, kad matėme kitokios šalies, kitokį gyvenimą ir buvome kitokiais piliečiais. Ir čia toj pačio Lietuvoje, čia tam pačiam Vilniuje, čia tam pačiam Vilniuje. Teritoriškai ten patys, kas vyko. Visai neseniai visą tai vyko. Nežinau, mūsų patirtys skirtingos, viešai eilinį kartą nesinorėtų girtis, nes tai tikrai nėra ko girtis. Buvau aktyvus personažas ir dalyvavau visokiuose ir politiniuose, nejudėjimuose, o jėgose to laiko. Ir buvau neva renkamas, neva turintis teisę reikšti tam tikros daugumos, bent tam tikros srities daugumos nuomonę jos atstovauti. Nebuvau deputatas, aišku, kokios nors LTSR aukščiausios tarybos. Bet visi, kas mane girdi, supranta. Tai ir Komsomolas, ir dar tokia žiauresnė organizacija yra buvus. Kai randi tų paralelių taip daug, elgsenos paralelių, ne ideologinių paralelių, ne požiūrio man, bet elgsenos. Ir kai daliai, dabar jau kalbu kaip tikrai nukviešęs senelis arba tokių bepradedantis darytis, kaip ypač jaunoji karta, ta karta, kuri jau neatsimena, kaipgi iš tikrųjų viskas vyko, ir nusibodo nepasakot. Man tai primena irgi raudonuosius, sovietinius, okupacijos, kaip norit vadinkit, laikus, kai iš tikrųjų buvo nyku klausytis kokio antrojo pasaulinio karo, kurį vadino didžiuoju tėvynės karu, veteranų, personažų, kurių buvo net ir Lietuvoje, arba jie tik apsimesdavo, kad tokiais buvo, kurie matė Vladimirą Uljanovą, vadinamą Leninu, ir ten pasakojo visokius dalykus. Kai kada jų mintyse buvo ir sveiko grūdo tikrai nemažai. Kai kada užsimiršę ir irgi kvieždami prieš gyvenimo pabaigą, jie papasakodavo ir tikrų dalykų, sakysim, apie vadinamą asmenybės kultą arba pačią žiauriausią bolševikinio režimo formą, kuri veikia Lietuvoje tikrai nuo 40-ųjų iki mažiausiai 54-ųjų, 56-ųjų, ir tai nėra su kokio diktatoriaus Džiugašvilio vadinamo Stalino mirtimi. Tai kitą kartą pasidaro nejauku, bet yra vienas nuostabus dalykas.
Viską dabar gali rasti toj virtualioje erdvėje. Viską, ką nori. Pasitikrinti. Viską gali palyginti. Bet man labiau patinka archaiškas, pasenęs, materialaus palietimo principas. Aš turiu tokį iškrypimą, tokią maniją. Man patinka išlaikyti senąją spaudą. Turiu jos prisikaupęs labai daug. Na, aišku, yra selekcionuota. Vienas nuostabiausių yra dalykų, ne kai surandi paspaudęs Google, taip sakant, paieškos ten mygtukus, o ištrauki žurnalą ar laikraštėlį ir sakai taip. Kaip pavyzdį pasakysiu tokį daiktą. Kažkada, neįžeidžiant puikių idėjų turėjusių asmenų, buvo nuostabus dalykas. Apsodinkime Neries pakrantę Vilniuje palmėmis. Tiesą sakant, tada dirbau Vilniaus savivaldybės struktūroje ir užteko ištraukti 1958 metų tuometinio LKP skliaustose bolševikų CK organo Tiesa numerį, kurio dabar numerio nepasakysiu, vasaros numerį. Palmės iš Suchumio jau puošia Vilnių. Ir sumanytojai, nors ir tęsė tą projektą, jis baigėsi niekuo, šiandien gal mažai kas ir prisimena, kad pakrantėje tos palmės buvo, tiesa, ne iš Suchumio, ne iš Abchazijos, Rusijos faktiškai okupuotos dabar Gruzijos dalies. Bet buvo didžiulis nustebimas. Kaip? Čia man primena tokį anekdotą iš sovietinių laikų, kur žmogus, įsitikinęs, kad turintis poetinių gebėjimų, deklamuoja. Rusiškai, galiu versti negrabiai. Aš prisimenu tą nuostabę akimirką, tu man pasirodė, rusiškai tai skambėtų, ja pomniu, čiūdnėm, ne vien. Visi taip nustebė žiūri, sako, kodėl jūs nustebė žiūrite? Nepatinka eilės? Ne, sako, labai puikios. Bet o kodėl tu jas deklamuoji? Vat kažkaip nakčia įkvėpimas atėjo, užrašiau. Sako, betgi čia Puškinas. O kas tas Puškinas? Jis žmogus iš tikrųjų neskaitė? Na, bet jam atrodo, kadangi jis neskaitęs, girdėjęs, gal ir iš tikrųjų susapnavęs, jam atrodo, kad jis atrado kažką. Mes iš tikrųjų, kai kada mane ištinka toksai jausmas, kad taip vadinamo dialektinio materializmo, nežinau kaip tai išversti į lietuvių kalbą, paskaitose buvo apie visuomenės civilizacijos vystymasi spirale, kur viskas kartojasi, tik tai jose gerėja, kyla į viršų. Tai pavartojant šitą įvaizdį, kurį vadinčiau net savotišką metaforą, kai kada mane toks jausmas ištinka, kad gal iš tikrųjų ta spirale. Mes... Ir dėl Marcinkevičiaus, ir dėl to paminklo. Ir dėl Marcinkevičiaus taip pat. Milas Sauliau, turim padaryti trumpą pertraukėlę, nes jeigu ir dėl Marcinkevičiaus spirale, tai pabandykim surasti spiralėje, toje spiralėje besisukančioje ir tokių pavyzdžių, kur be iečių laužymo pavyksta padaryti gražių dalykų, įprasminant idėjas, mintis, pavyzdžiui, Užupio Respublikos idėja, bet apie tai iškart po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo. Tęsime pokalbį. Šiandieną žurnalistų namuose svečiuojasi Saulius Pilinkus, daugam pažįstamas, greičiausiai pažįstamas Lietuvoje iš televizijos eterio kaip daiktų istorijų kūrėjas, pasakotojas, bet tie, kas iš tikrųjų Saulių Pilinkų pažįsta, turbūt žino ir Užupio Respublikos kūrimą, ir paminklų įvairių, ir projektų, ir kitų dalykų, kurie Vilniuje tikrai nesvetimi jam, kaip dalykai, kurie puošia Vilnių arba galėtų papuošti ir Vilnių visam pasauliui. Kūrėjas, beje, dirbęs Izraelyje Lietuvos kultūros atašė, ir šiandien kalbamės apie tai, kodėl viešoje erdvėje taip mums sunku šiandieną diskutuoti ir atrasti. Svarbiausia atrasti, jei nesutarimą, tai bent jau pozityvų judėjimą įprasminant žmonės, daiktus, reiškinius, kuriant paminklus arba išlaikant tai, ką turim. Ir Sauliau, užsiminei, kad spirale sukasi istorija, ir čia dėl Marcinkevičiaus, Justino Marcinkevičiaus, kurio čia nėra šalia, jis negali nei apsiginti, nei paprašyti, nei prašyti nedaryti ko nors šiandieną. Ar pats galėtum iš savo pozicijos pasakyti, paminklų kūrimas žmonėms Lietuvoje, iš tų diskusijų, kurios spirale sukasi, ar tai būtų Smetona, Basanavičius, ar nevardinsiu, galėtume išvardinti visus mūsų partizanai, daugybė žmonių, jie karts nuo karto, man atrodo, sukasi ne tai, kad spirale, karts nuo karto, kai tik išlenda diskusija, kam statyti, kur statyti, kaip statyti, iš karto suveliama į keletą to žmogaus gyvenimo epizodų, arba labai gražių, arba tokių, kurie mums atrodo nelabai. Ir dėl to nusprendžiama, kad to žmogaus vardas pavardėje, ar aikštėje, ar paminklė, ar apskritai mūsų istorijoje turėtų būti arba, taip sakant, iškeliamas aukštai, arba iš vis išmetamas ir išbraukiamas. Ir štai aš prisimenu Užupio Respubliką kaip idėją,
kurioje konstitucijos prasme man buvo patiko labai viena iš tokių svarbių dalių, kad kiekvienas gali tapti piliečiu, kuris nori. Niekam nesuteikta teisė, taip sakant, duoti pilietybę ar atimti pilietybę. Ar galima Užupio Respublikos idėją kaip nors perkelti rimtai ir su humoru į tas diskusijas, kurios dabar vyksta dėl daiktų, kurie turėtų įprasminti mūsų, taip sakant, vertybinius reikalus, nes Užupio Respublikoje ir angelas yra, ir konstitucija yra daugybė kalbų, ir daugybė kitų dalykų, kurie lyg ir savaime, bet lyg ir sutarimu vyksta. Galime Lietuvą perkelti Užupio Respubliką? Ar vis dėlto tai yra taip toli? Buvo metas, kai atrodė, kad tai, ką mes vadinam Užupio Respublika ir kas ten vyksta, tai yra, ir tas buvo deklaruojama viešai ir garsiai, kad tai yra tokia tarsi laboratorija, tarsi toks bandymų poligonas, o kągi galima mūsų didžiojoje, viešpatė, kaip pasakiau, taip rusiškai, žinai, yra mažoji tėvynė, didžioji tėvynė, atsiprašau. Mes didžiąją kunigaikštystę turėjom, žodis didysis kunigaikštis, didžioji, pas mus yra nes kadangi daugybę metų įgarsindavau Užupio Respublikos įvairius reikalus, ne kaip balsas už kadro, bet kaip slaptųjų tarnybų viršininkas, neslėpkime, kuris turi analizuoti procesus, aiškintis, kodėl taip. O iš tikrųjų slaptosios tarnybos atsirado dėl kitų priežasčių. Buvo metas padaryti darbus, nelabai kas turėjo žinoti, kaip jie vyksta ir tarsi stebuklinga lazdelė mostelėjus, tas veiksmas įvykis pasidaryti. Bet atrodė, kad ta laboratorija tarsi veikia. Ir manau, kad iliuziją tą pavyko sukurti, kuri dabar mane patys stebina, nes iš tikrųjų ir toj nuostabioje Užupio Respublikoje vyksta keisčiausių dalykų. Ir iš tikrųjų atsiranda tėvų kūrėjų, kurie tais tėvais kūrėjais nebuvo. Atsiranda naujų mitų, atsiranda įvairių įsivaizdavimų, atsiranda interpretacijų ir iš savų, ir iš atvykėlių. Bet gal tai nėra blogai, nes tai iš tikrųjų yra tokia nuostabi žaislų svajonių karalystė, kurią kažkada sugalvojo ir žinantiems tai yra akivaizdu režisierius, poetas Romas Lileikis, bet matyt, tai buvo kamertonu suveikęs kažkas, negaliu vadinti to nei garsu, nei reiškiniu, nei įvykiu, kiekvienas rado būdą save įdėti į tą veiksmą, įprasminti, saviškai interpretuoti ir saviškas tas interpretacijas materialių, garsinių, dar kažkokiais būdais pateikti. Tėvynėje to tikrai yra neįmanoma. Užupio iliuzija yra tokia, atrodo, kad veikia gyvenantis žmonės. Visi jais gali būti tais užupiečiais. Visi supranta, kad kažkur kažkas yra, bet jeigu reikėtų įvardinti, apart tų keletą asmenų, kurie viešai pasirodo ir nieks negalėtų pasakyti, kas tai yra. Galima cituoti konstituciją, kurią sukūrė Užupio tauta. O iš tikrųjų ją parašė du žmonės. Vienas daugiau teksto, nes turėjo poetinių gebėjimų, mano minėtasis Romas Lileikis. Kitas ne todėl, kad mažiau, o todėl, kad jis prisijungė prie to proceso. Tai yra mūsų mylimas Batiuška. Ar ne? Lietuviškai. Lietuviškai tėvelis. Jūs žinote, apie ką kalbu. Apie nuostabų žmogų, kurį dar vardą. Aš ne todėl vardo neminiu, kad jis koks nors slaptas būtų. Bet buvo labai svarbu, kad projekto sumanytojas, kaip dabar sakytų daugelis, nebandė diktuoti sąlygų, kad aš sugalvojau ir dabar žaidžiam pagal to. Jis karts nuo karto ir dabar tą daro labai keista. Vieną kitą pasiūlymą. Užupio Respublikos kalendorius, Užupio Respublikos garbės piliečiai, Užupio garbės piliečių kandidatūros, argumentuotai kodėl. Ir niekam nekyla. Mes geriausiai galėtumėm, grįžtant prie poeto, pagerbti svetimuosius. Ir čia aš kalbu ne apie Franką Zappą. Mes galėtumėm pagerbti Romos katalikų bažnyčios šventąjį Joną Paulių arba Karolį Vaitylą. Mes galėtumėm pagerbti, nežinau jo pasaulietinio vardo, 14-ąjį Dalai Lamą. Mes galėtumėm pagerbti, ir nekiltų labai daug klausimų, Bitlų grupės lyderį Džoną Lenoną, ką ir padarėm. Mes galėtumėm pagerbti be didelių, nes pavyksta išaiškinti Gandį ir Kalembachą, irgi teko prie to proceso būti ir jame dalyvauti. O vat jau kaip savi, tai jie turi būti seniai iškeliavę. Ir ne viskas apie jų gyvenimą mums turi būti žinoma. Na tiesiog tai galėtų būti karalius,
ir didysis kunigaikštis, toks jo oficialus titulas, Jogaila. Ne? Taip. Žinomas kaip Vladislavas kitoje šalyje. Ir niekam nekiltų klausimas apie jo iniciatyvas ar neiniciatyvas, vesti mažametę mergaitę, būnant garbaus amžiaus, pasirašyti, tai yra žinoma, nuosprendžius, kurie šiandien atrodytų baisiai. Nėra taip labai baisu, kad jis ten buvo įkalinęs savo pusbrolį, kuris mums ypatingai reikšmingas. Nėra šiandien svarbu, kad didysis, nesvarbu kokio jisai buvo ūgio ir stoto, kelis kartus savo tėvynės dalį pardavė kažkam. Vedinas tikrai nemanau, kad kokių nors globalių ir didžiai patriotinių tikslų, o tiesiog dinastinių tradicijų egzistavusių tais laikais. Šiandien nekyla klausimas, aš tiesą sakant, pirmą kartą savo gėdai turiu pripažinti, sužinojau, kad mūsų himno autorius, daktaras ir ypatinga asmenybė mūsų šalį buvo baisus antisemitas. Tik dabar sužinojau. Ne tik dabar. Ir didžiulis katalikų bažnyčios priešas. Apie antisemitizmą prisipažįstu žinojau, bet nemaniau, kad tai yra taip. Tiesiog nestudijavau tos raštų dalies. Legenda man buvo įdomesnė ir svarbus jisai kaip simbolis. Bet kaip vienas iš tuometinių vyskupų atsisakė sakyti kalbą per pirmąjį himno giedojimą 2009 metais, tradicija gimė Kudirkos aikštėje prie paminklo. Ir kai vyskupo Juozo Tunaičio paklausiau, kodėl, sakė, aš kaip Romos katalikų bažnyčios kunigas turiu priekaištų tam asmeniu. Kaip dabar kunigas. Tu grįžti vėl spirale. Į Vincas 2009. Kudirka Valentino Marcinkevičių tą patį. Taip, nes jisai buvo priešas, jis buvo katalikų bažnyčios priešas. Aš galiu kaip lietuvis, kaip Lietuvos pilietis, nesvarbu kokios tautos, aš čia būsiu. Man patinka himno mintys, įdėtos jame žodžiai, man patinka tai, kad jis yra vienas mūsų simbolių ir toksai simbolis, ir muzikinė dalis, to kūrinio man patinka viskas. Ir patinka kai kurios asmenybės savybės, bet negaliu todėl, kad jis ne tik buvo ten koks nors indiferentas, ar jisai buvo katalikų bažnyčios prieš. Ir tą deklaravo. Aš tiesą sakant pasidomėjau, dėja radau. Sauliau, aš teisingai suprantu, tu tą vėl primeni, kad nėra turbūt ir neįmanoma rasti tiek daug šventųjų, kad Lietuvos visos erdvės būtų paminklai užstatyti tik šventųjų. Šventųjų, ko gero. Tų šventųjų, turime lietuvių tų šventųjų, kuriuos, nes aš tiesiog dėl ko paties klausiu, kai prasidėjo dabar dalybos. Čia buvo vienu metu Vilniui nereikia paminklo, tai Kaune pastatysim, Marcinkevičiaus nereikia Vilniui, tai ten Širvintos druskininkai. Aš klausydamas tai iš politikų, iš žinomų žmonių, vis nesuprantu, jie čia ką nori išsidalinti tos daiktus, žinai, kaip palikimą kažkokį palieka šeimos, kažkas nariai numiršta ir staiga mes pradedam tampytis. Man šito reikia, o šito nenoriu, tu šitą pasiimk, nors kalbam apie Lietuvos valstybės, kažkuria prasme, istorinę atmintį ir jos įprasminimą. Aš vėlgi negrįžtu, kad tik paminklai, bet... Matyt, mes dar nesam susitarę ir išsiaiškinę visų dalykų susijusių su ta istorinė atmintimi. O ką reikia išsiaiškinti? Aš kartu labai trumpai, nes mes turėsim už kelių minučių pertraukėlę. Manau, kad reikia išsiaiškinti mums, kad galėtume ramiai prieškario Respublikoje buvo bandyta tą padaryti. Buvo sudievinti kai kurie asmenys ir asmenybės, buvo sureikšminti kai kurie istoriniai įvykiai, mažiau sureikšminti arba paniekinti kiti. Nes buvo aiškus uždaviniai. Reikėjo suformuoti, matyti kaip Romos Respublikoje tą politinę tautą, kurios mūsų šalyje, toje jaunoje, bet atgimusioje, nes tokia buvo tik visiškai kitokia. Ypač Respublikos formatu. Politinė tauta. Ir atrodė, kad jau ta politinė tauta egzistuoja. Man kai kada, aš nedrįščiau kokiu vertintoju būti, kad ta politinė tauta tik tai formuojasi. Ir iš tikrųjų leisiu savo pasakyti vėl, su paminklais tai nesusiję, visi 40 metai ten pasidavė, ten. Kai kada man kildavo mintis, ir dabar kyla, o vat jeigu įvyktų koks baisus dalykas, ne kokie nors dabar aktualūs, Wagner grupės, ten tie kriminaliniai nusikaltėliai, ar dar kažkas eitų. Kiek, ne tik tai rytinėje Lietuvoje ir kitur, bet kokius pamatytumėm veidus. Nes pamatėm 40 labai keistus veidus. Daug. Kažkas susitraukė į savo kiautus, kažkas išlindo, kažkas nesupratęs, kuris, bet pakalbėkime apie Litvakus labai trumpai, palaikė finansiškai jėgą,
kurios atstovai 41 metų birželio 14, taip galima sakyti, nuo holokausto tie žmonės tokiu būdu buvo išgelbėti, pačiupo juos ir išvežė prie Lydinuotojo vandenyno. Vat prieš keletą dienų Druskininkose su tokių žmonių ainiais bendravau. Tai man buvo, priminė tai, kas žinoma visiems. Sakė, tėvai išlaikė komunistų partiją, tą pogrindinę, tam tikrų būdų, nesakyčiau pavardžių. O tie patys, kuriuos jie išlaikė, ką noriu pasakyti, mūsų atmintis yra selektyvi, trumpa ir labai gaila, kad dažnai konjunktūrinė. Mes kol kas dar ne visi, bet esam trumpų atminties distancijų bėgikai. Ir va tada galim diskutuoti. Reikia, nereikia, blogas, neblogas. Vertėtų pasižiūrėti į save, kiekvieną mūsų. Mes puikiai žinom, kad kiekvienas turi ydų, ne tik teoriškų. Kažkas krapštosi nosį, kažkas pjaudasi, kažkas... Kokia puikia mintis. Ačiū Dievui, ačiū kitoms jėgoms, kad negalime skaityti kitų asmenybių minčių. Tai čia baisus dalykas būtų, bet, mielas Sauliau, aš kaip tik kitoje pokalbio daly noriu pašnekėti apie dalyką, kuris, man atrodo, irgi ypatingai sudėtingas su mūsų požiūriu į laikmečio ženklus apskritai. Diskusijos dėl paminklų, toks įspūdis dabar labai dažnai dėl šventų, nejudinamų visiems svarbių dalykų. Tuo tarpu turbūt žinom, kad kiekvienam laikmetyje yra svarbių dalykų vieniem ir nesvarbių kitiem. Ir klausimas dabar toks, ką mes turime įprasminti viešose erdvėse? Kiekvieną laikmetį ir ženklus svarbius vieniem ir kitiem ir tretiem, ar turim susitarti, kaip dabar madinga sakyti, dėl vieno ar kelių ženklų, žmonių, asmenybių, simbolių, aikščių, dėl kurių nekiltų niekam abejonių per amžius amžinosius. Kokis požiūris turėtų įdomus? Bet apie tai žiūrėk, Sauliau, po trumpos pertraukėlės. Laida remiama Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondo. Tęsime pokalbį šiandieną žurnalistų namuose su Saulium Pilinku, menotyrininku, žmogum, kuris nesvetimas Vilniaus, o ir greičiausia pasaulio kultūrai. Saulium, kuris žinomas daugelį iš televizijos laidų, daiktų istorijos, bet ne tik apie daiktus šneka, ar apie žmonės, dažniausiai ir apie žmonės, kurie susijęs tais daiktais. Diskutuojam apie viešos erdvės arba viešų erdvių apskritai Lietuvoje, įprasminimą ženklais, paminklais, daiktais ir žmonių atminimais, kodėl taip sudėtingai, kodėl taip nepaprastai, kodėl taip skausmingai vyksta diskusijos, kur kas turėtų stovėti, gulėti arba būtų įprasminta. Ir mielas Sauliau, šito dalyką tik noriu padiskutuoti apie koncepcijos, kurios, man atrodo, Lietuvoje niekada nekonkuravo. Nes daugeliu atveju diskusijos, dėl kokio paminklų reikia arba nereikia viešo erdvėje, rėmėsi labai paprastu požiūriu. Tų paminklų nereikia, nes jie iš ano laikotarpio, nereikia iš principo. Šitie reikalingi dėl to, kad įprasmina šito žmonės, tačiau diskusijos, jog kiekvienas laikmetis gali turėti erdvę vietą mieste, ypač kultūros, meno simboliais, jų yra arba mažai, arba jos iš tikrųjų nėra viešo erdvėje dominuojančios. Paties koks požiūris? Kiekvienas laikmetis turi teisę ne tik kapinėse būti įprasmintas, nes kapinėse paminklų Lietuvoje panašu, kad dar nebus tokio masinio valymo, nors minčių visokių būna apie tai kartais. Bet aš kalbu apie viešas erdvės, kurios skirtos žmonėms, miestelėnam, tarkim Vilniuje, čia Vilniaus ar čia sostinės Lietuvos paminklai turi būti, tokia diskusija karts nuo karto vyksta. Paties koks požiūris? Laikmetis arba laikmečiai? Manau, kad geriausiai remtis pavyzdžiais arba pasižvalgyti aplinkui. Aplinkui čia kur? Baltarusija, Rusija? Baltarusija, Lenkija, Rusija, Švedija, Vokietija, Niderlandai, Belgų pasižvalgius, ką mes randame? Randame pačių įvairiausių sprendimų ir pačių įvairiausių būdų. Ir galbūt todėl ir įdomu net mums, kaip keliautojams, turistautojams ten lankytis. Man įdomu, prisipažįstu. Dažnai nemalonu, kai kada keista, būdavo būti kaiminiai šaly, kuri dabar tokia tapo nelabai draugiška, nors net nereikia vizos ją įvažiuoti. Man buvo keista lankyti šalyje, kurioje dabar vyksta karas, kurioje buvo visko ir taip drastiškais būdais ir apie ten kokias meninės kokybės kitą kartą būdavo, čia turiu galvoje Ukrainą. Prieš tai minėjau Baltarusiją. Man darė įspūdį Italija ir dabartinė sostinė Respublikos, o ne monarchijos, ypač neseniai ten lankiausi. Ten nieko nebegazdina tikrojo fašizmo simboliai, paminklai, nes jie tiesiog yra tapę istorijos dalimi, kaip negazdina ir pačių kruviniausių momentų Romos imperijos kažkokie. Ir ne todėl, kad trūksta žinių. Man daro įspūdį Jungtinės karalystės teritorijoje esantys paminklai, nes labai aiški programa, kodėl. Ypatingai mane žavi Suomija, kurioje yra visko. Mūsų šalyje tai net būti šito negalėtų.
yra kokia nors Uljanovo vadinamo Leninų galva, taip vadinamoje 16-oje, kai kas galėjo sakyti, Respublikoje, tokiam Sovietų Sąjungos satelite, atsirado ir nieks nedrįso abejoti Karlo Gustavo Mannerheimo, maršalo ir valstybės vadovo atvaizdas. Šią vasarą sėdėjau Alubaryje, kuriame Stalinas sėdėjo ir ten apie tai ir parašyta. Manau, Lietuvoje irgi vyko diskusijos, aš jose aktyviai dalyvavau, žaliai tiltą, puošusios, dengusios ar bjaurojusios skulptūros. Taip. Galėčiau šiandien pakartoti tai, ką tada, bet jau tikriausiai nebūtų įdomu. Man gaila, kad jų nėra. Mes radom, manau, kad su bičiuliais puikų sprendimą ir tas bičiulis yra Gitenis Umbrasas, meilės krantai, aš myliu tave ir aš tave, gaila, kad to nebėra. Atsirado lazerių išpjautos plieno lentos, kuriuose buvo tokie nuostabus paaiškinimai, kad visiems saviesiems ir svetimiesiems viskas buvo aišku, kada atsirado, kodėl atsirado, ką tai reiškia vieniems ir ką tai reiškia mums. Ir tai buvo geriausias mano požiūriu apie daiktą, kurio neliko, objektą, kurio neliko, ne paminklą, bet skulptūrinį akcentą, laikmečio ženklą, vadinkime. Jis buvo laikmečio ženklas ir ypač nuostabi buvo lenta, kuri dabar saugoma Antakalnyje, ačiū Dievui išliko, nebuvo sunaikinta. Kada įvyko okupacija po karių skulptūromis, kiek buvo sunaikinta žmonių, kiek ištremta, kas ką prarado, kiek žuvo antrojo pasaulinio karo, kurį kiti vadina tėvynės karu, kodėl atsirado tas paminklas. Trumpa kelių sakinių metalinė lenta. Ir atrodė, kad viskas paaiškinta ir nieko nebereikia toliau daryti. Suprantu, buvo rastas sprendimas prasta techninė būklė to paminklo. Tai dėl to jų ir neliko. Bet aš dėl to sutinku, svarbiausia, jie nebuvo sunaikinti. Tas pats Gitenis Umbrasas sugalvojo nuostabų dalyką, buvusių teismo rūmų cokolyje, kuriuos žinome kaip KGB rūmus, iškalti pavardės ten nužudytų žmonių. Ir jo argumentas buvo, kai jis pasiūlė šitą projektą, tada dirbau Lietuvos kultūros ministerijoje, kad bus sunku, reikės net konstruktyvą pažeisti, norint tas raides pašalinti. Išaiškėjo, kad dalis, labai ačiū Dievui menka, dalis pavardžių, kuriuos tam cokolėje yra, tai yra asmenų pavardės, kurie iš tikrųjų turėtų būti, tikrai turėtų būti, ne vienareikšmiškai vertinami. Žmogus, kuriam atminti buvo pakabinta lenta, nukabinta ir vėl atsirado, prieš dalį tų žmonių yra Dievo angelas, kaip sakytų mano močiutė, nes tikrai nėra susitepęs taip krauju tiesiogiai. Ir ką dabar? Nukalti tuos? Man tai yra tik tai ženklas, kad vienu metu, kol mes nežinome kažko, neįsiaiškinome, paskubėjome, tai padarėme, paskui tą padarymą labai sunku pataisyti. Ar tai būtų plastinė forma, ar tai būtų dėmesio ženklas. Ir todėl nevertėtų nei staigiai daryti, nei staigiai naikinti. Bet lengva pasakyti, sunku padaryti. Nes būtent tokie ženklai ir staigiai daromi dažnai skubant, nes gali nespėti tam laikmetį. Turiu pasakyti tiesą. Mano bičiulis Saulius Paukštys teigia, kad to nebuvo, bet kai kalbame, žinom, kad buvo. Biustą Frenkui Zappai statėme ir iš tuštybės. Taip, norėjome palikti pėdsaką. Todėl ir yra užrašas. Idėja Sauliaus Paukščio padėjo realizuoti Saulius Pilinkus. Per kitą norėjome ir savo. Ir palikom. Ir tiesą sakant, palikom ir to nieks neiš. Manau, kad gal tai skambės labai niekšiškai, daliai toks noras kyla, ne herostratiškas. Jeigu ne aš pastačiau, tai prie manęs šita neteisybė buvo panaikinta. Va šitas netinkamas. Kažkas išnyko. Ar tai yra todėl, kad kažkas mano, kad nieko daugiau nenuveikia gyvenime, kad reikia sugriauti? Pastatyti visada yra sunkiau ir įrodyti, kad verta tam pastatyti. Aišku, visada yra išeitis, yra viešosios erdvės ir yra privačios erdvės. Net kalbant apie kokį nors Džoną Lenoną buvo pasiūlyta, statykit, ką norit, kur norit. Lietuvoje, ne Lietuvoje, statykite savo kokio erdvėje. Taigi tiek yra tų privačių teritorijų, na gal ne aikščių. Padarykit taip, kad trauka rastusi, kad minios trauktų. Na, Grūto parko pavyzdys. Niekam jokio klausimo nekyla, ar tai asmenybei, ar tai reiškiniui, ar tai vienaip ar kitaip interpretuojamam istorijos įvykiui tai yra. Aš įsivaizduoju, kas būtų, jeigu mano mylimo
šviesios atminties mokytojo, dėstytojo Alfonso Ambraziūno nebaigtą biustą, poetui Venclovai kas nors ištrauktų iš skulptūros dirbtuvės, beveik baigtas. Ir kur nors sugalvotų pastatyti. Čiagi būtų skandalas. Net jeigu tas iniciatorius būtų, pavyzdžiui, jo tėvas, jo sūnus, ir surastų erdvę kur nors Rūdininkų girios pakraštyje pas ūkininką. Kokį nors. Ir būtų skandalas. Aišku, būtų skandalas. Bet galbūt šalia tikrai didelių nuveiktų darbų Tomą Venclovą dar ir dėl to prisimintų, kad jis pagerbė savo tėvą miške, ne prie kokios ten raudonųjų partizanų žeminės, pastatydamas jam jau sukurtą gero meistro, puikaus skulptoriaus granitinio objektą. Aš čia juokauju. Aš manau, kad iš tikrųjų viską tai parodo laikas. Čia kaip kažkada tautos vadas, ačiū Dievui, tautos tėvų nevadintas Antanas Smetona, šiandien gali būti daugiau ar mažiau apie jo asmenybę žinančių, vienaip ar kitaip vertinamas, ar kolimas ir kitaip. Aš iš tikrųjų ne iš karto supratau, kodėl jo šeima Lietuvos Respublikai pasiūlius labai neentuziastingai sureagavo į mintį, kad reikėtų palaikus iš Čikagos perkelti į Lietuvą. Pirmasis prezidentas ir ne visi, taip sakant, mūsų valstybės vadovai daram. Ne iš ten girdėjau, ne iš pianisto Smetonos, berods prezidento anūko girdėjau. Jūs šiandien sako taip, o rytoj iškasite ir išmesite, nesakė šunims. Mes galvojam, kad dar per anksti. Tegu jis toj Čikagoj pabūna. Taip, manau, yra ir su poetu. Aš esu neobjektyvus. Man patinka ir jo kūryba. Aš dėja iš kvailumo, iš mandrumo buvau panašioj politiniai, nevadinčiau struktūroje, darinį kaip ir jisai, nerašiau apie tai eilių, bet tiesą sakant, jis taip nerašė kaip Eduardas Mieželaitis. Nepažinojau jo labai artimai asmeniškai, bet gerai pažinojau jo šeimą. Įsivaizduoju, kad žinau, koks tai buvo iš tikrųjų žmogus ir kokių intencijų vedinas darė, bet suprantu ir savo mielų žmonės, kurie turi kitą požiūrį į tai. Tai tariant, Justinas Marcinkevičius juk ir gali būti vertinamas visaip. Bet tai ir ačiū Dievui. Ačiū Dievui. Ir tikrai, kaip ir Vinco Kudirkos, čiagi tokia artima praeitis. 100, 150, 300 metų. Ką tai, kas šiandien Oskaras Maildas, kodėl svarbus? Kad vienas iš gėjų judėjimo pradininkų, taip galima irgi traktuoti. Ar kad buvo puikus poetas? Ar kad įdomi asmenybė? Kad ten savo laikmečio kuo jisai svarbu? Gali visokių aspektų. Ir gali rasti, kad kažkas labai baisaus ir labai blogo, kas buvo svarbu jo laikmetį. Tai čia, aš manau, kad beveik bet kuris asmuo, net ir pretenduojantis būti šventuoju, man puikus pavyzdys yra Juozapatas Kuncevičius, iš tikrųjų Ivan Kuncevič, kurio nužudymo 400 metų datą, nei sukaktį, nei šventę minėsime ir minime šiuo metu. Dalyvauju kuriant filmą apie šį asmenį, šią asmenybę, tai yra katalikų bažnyčios šventasis, iš tikrųjų graikų apeigų katalikų gal vienintelis šventasis, Romos katalikams pačioje svarbiausioje šventovėje, Švento Petro bazilikoje palaidotas prie Jėzaus Kristaus apaštalo Šventojo Petro, kai kurioms ortodoksų bažnyčioms ir ypač Maskvos patriarchatui yra pats baisiausias, niekingiausias, niekšas, priešas, išdavikas, žudikas, pravardė Dušechvat, sielų vagis. Keliasdešimčiai milijonų, tai yra įspūdinga asmenybė, norėjusi suvienyti dvi religinės tikybinės tiekmes vėl į vieną, o dar kelioms dešimčiams milijonų, tai yra niekšas, taip sakant, paneigęs teisę būti autonominiais interpretatoriais religinių tiesų. Ir savo laiku už tai jisai buvo kirviu į galvą nužudytas. Dabar tai yra vienijimosi simbolis. Nebejoju, kad jo biografijoje,
koks nors šalia gyvenęs amžininkas būtų radęs ir to, ir ano, ir trečio, ir galbūt būtų net radęs faktą, tegu neįsižeidžia šventasis, jeigu jis toks yra, kaip jis būdamas mažas, pavyzdžiui, mišių metu, atsiprašau, sisiojo šventorijoje, kol kiti meldėsi. Žinai, jeigu tai žinai, tai yra Dieve, kaip tai yra baisu, tai yra šventvagystė, tai yra ne. Gal nevykęs tas mano pavyzdys, bet pasaulis tuo ir nuostabus, kad jis yra nezebriškas, juoda balta, ne tik vaivorykštiškas, ta vaivorykštė, kuri danguje, ne tik spalvotas, ne tik monochrominis, ne tik ramus, ne tik audringas, ne tik šviesus, ne tik niūrus. Tai tikriausiai ir daugybė dalykų, paminklai, įprasminimai, požiūriai, jie tik tai per laiką tampa svarbiais. Kažkam istorinė, tikriausiai, noriu manyti asmenybė, Jėzus Kristus yra ir simbolis, ir pavyzdys, kažkam tai yra pranašas, kažkam tai yra žmogus daręs tą ir tą, kažkam tai yra kino personažas, kažkam tai yra operos veikėjas, roko operos. Ir ar nuo to blogai? Nebejoju, kad kur nors į Himalajų kalnyne niekas iš vis net nežino, Jėzų Kristų. Kad toks ir buvo, yra, ar kažkam jis yra svarbus. Tai pradėjom nuo paminklų Justinui Marcinkevičiui, užbaigėm Jėzum Kristum su Saulium Pilinkum. Nežinau, ar visas pavardės, kurias minėjom šiandieną, mūsų klausytojai ir mūsų žiūrovai vertina taip, kaip mes, spėju, kad greičiausiai ir kitaip. Bet taip turėtų matyti likti. Žurnalistų namuose įvairūs požiūriai gali gyventi. Šiandien buvau su Saulium Pilinkum pasidalintos kai kurios idėjos mintys. Ne visomis pritarė iš karto, kai kuriom iš viso turėjo savo požiūrį, bet Sauliui Pilinkui linksim toliau daiktų istorijas kurti, rodyti, o mes susitiksime lygiai po savaitės. Ačiū visiems. Ačiū. Laida remiama Spaudos radijo ir televizijos rėmimo fondo.